Iš tiesų Viešpatie, aš dėkoju tau. Pamokslą pavadinau tikėjimo kelionė. Mes tą tikėjimo kelionę iš tikrųjų einam visi, turiu omeny tikinčių žmonių. Kažkada tai vieni mažiau, kiti daugiau, kiti visai nebuvom girdėję apie Dievą. Ir atėjo tokia diena, kada mes išgirdom apie jį. Kažkas perskaitė kažkur, kažkam tai, kažkas tai papasakojo, paliudijo. Ir viskas prasidėjo mūsų gyvenime nuo išgirsto žodžio. Ir nenuostabu, tai viskas prasidėjo nuo žodžio. Pradžios knygą mes jau skaitom, kad Dievas tarė ir įvyko. Jono Evangelija prasideda tokiais žodžiais, kad pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Žodis pats buvo Dievas. Ir atsiverskim psalmę 147 psalmę. Taip, 147 nuo 15 eilutės pasakysiu. 15, 18, 19 eilutės. Jis siunčia įsakymą žemė, labai sparčiai jo žodis atsirėja. Žodį pasiuntus ledą sutirpsta, kai vėjus paleidžia vandenį. Matot, 18 eilutė sako, jo žodį pasiuntus ledas sutirpsta. Tai jeigu ledas sutirpsta, tai žmogaus širdis, aišku, kad išgirdusi jo žodį sutirpsta, nors gal ne kiekvienu atveju tai iš karto pavyksta, bet vis dėlto mes sėdim čia visi ir turim rezultatą, kurių širdis tikrai buvo paliestas Dievo žodžio. 19 eilutė kalba taip, Jokūbui savo žodį jis paskelbė, Izraeliui savo nuostatų jis ir sprendimus. Iš tiesų Viešpats pašaukdamas mus jis prie kiekvieno prisilietė. Kažkokiu būdu kažkaip tai mes vis tiek jį išgyvenom. Nė vienas nesu girdėjus nei vieno liudijimo, kuris būtų pasakęs, atėjau, kažkaip tai įtikėjau, bet taip ir nesupratau, ar aš įtikėjau ar neįtikėjau. Kiekvienas iš mūsų mes turim kažkokį tai garantą, kuris kalba mums, kad mes esam jo vaikai. Kažkas tai pasikeitė, kažkas tai įvyko žmonių gyvenime, kurie išgirdo žodį, jį priėmė, patikėjo jo ir pradėjo sekti Dievu. Aš pradėjau žiūrėti tolimesnę tą kelionę, tą ėjimą, tą sekimą, nes tuo atsivertimu niekas, tą atgailos išsakytą maldą niekas nesibaigia, tai tik pradžia, tai tik prasideda. Ir kas vyksta po to, aš žiūrėjau į savo gyvenimą, žiūrėjau į biblinius personažus ir didžiąją dalim pamačiau, kada Viešpats aplankydavo žmogų, senajam, dar pakalbėsiu truputį apie Senąjį testamentą, pradedant nuo Abraomo laikų. Jis kada atėjo pas Abraomą ir Sarają tuo metu, kas įvyko, jis iš karto pakeitė jų vardus. Ir tai rodo, kad žmonės susitikę su Viešpačiu, jie atranda save. Tik yra klausimas, kada mes save atrandam, ar mes iš tiesų gilinamės į save. Ar mes norim pažinti save, ar mes norim mylėti save. Nes Kristus sutraukęs įstatymą į 2 įsakymus. Mylėk savo Viešpatį ir save kaip savo artimą. Ir save savo artimą. Ta prasme, kad bet mes kažkaip tai susifokusuojam daugiau į tą savo artimą. Ir bandom jį mylėti kažkaip. Bet dažniausiai mes jį mylim neteisingai, kadangi nemokam mylėti savęs.
Nes žmogus, kuris myli save, jis savo sugebės pasakyti ne. Bet kadangi žmogaus prigimtis yra savanaudiška ir žmogus dažniausiai savo retai kada pasako ne. Jis kažkaip renkasi vis tiek, kad kažkaip jam būtų geriau, kažkas. Ir taip pat mes ir mylim tą artimą, pradeda mylėti. Mes neatsižvelgiam, kokia tai situacija. Mes galvom, kad jeigu Viešpats pasakė, kad jį reikia mylėti, tai jį reikia palaiminti, jam reikia, juk yra rašte pasakyta, kad aprenk, pavalgydink, visą kitą padėk. Bet ar iš tikrųjų ta pagalba atitinkanti tą situaciją jam bus pagalba? Nes aš matau savam gyvenime, lengviau yra palaiminti žmogų, negu, tarkim, kažko tai jį išmokyti, kad jis nesielgtų. Sako, išmokyk žvejoti jį, o ne tam kartui duok pavalgyti, bet mes jau geriau duosim tam kartui 15 kokių žuvyčių. Ir sakysim, eik tu palaimintas, susidėsim savo pliuselį, kad įvykdėm tos krikščioniškus nustatytus normatyvus, įvykdėm ir viskas. Nes žmogui išmokyti, atrasti jo problemą, reikalauja laiko, reikalauja užsiėmimo. Nėra taip, kad aš tau daviau kažkiek tai litukų, naisi nusipirksi. Ir mes tų dalykų kažkaip nelabai mokam, nes patys savęs nemokam mylėti. Todėl dažną kartą mums labai sunku yra suprasti Dievo meilę mums. Nes mes meldžiamės, prašom kažkokių tai dalykų, ne veltui rašte yra pasakyta, jūs jų negaunate. Nes ne pagal Dievo valią prašote. Nes tėtis, jisai niekada vaikui neduos degtukų ir nesakys, tu, prašau, eik pažais, kai neturėsi ką veikti, užsidek tenai. Ne, taip mes nedarom. Ir taip Dievas nedaro. Ir tada mes kažkaip tai įsiskaudinam ant Dievo, įsižiūrėjom, nesuprantam jo meilės, dažną kartą žmonės netgi nusisuka ir palieka tą kelią, pačioj pradžioj. Sekam toliau, aš matau, kad daugelio žmonių vardai buvo pakeisti. Jau čia vėliau pažiūrėsim apie Jokūbą, kai buvo pakeistas jo vardas. Bet Petras, žinom, aiškiai, kad jisai buvo Petru, daugiau tapo Simonu buvo, o tapo Petru, ir kad Simonas reiškia nendrė, o Petras reiškia uola. Bet nežiūrint to, kada Petras sutiko Kristų ir jam iš karto buvo pasakyta, kad tu nebesivadinsi Simonu, vadinsis Petru, bet eidamas Petras paskui Kristų, sekdamas jo, mes matom, kad atėjo iki tokios ribos, kada jis jį išdavė. Tai dar nereiškia, kad jis buvo pavadintas uola, kad tai tuoj pat turėjo įvykti. Jo, jis tapo tą uolą, tik po kažkurio laiko. Ir mes žiūrėsim tos momentus, kada tai įvyko. Ir taip pat apaštalas Paulius, jisai buvo Sauliumi, ką reiškia išvertus iš graikų kalbos, išmelstas iš Dievo. Ir jis mylėjo Dievą, sekė Dievu ir persekiojo bažnyčią. Paskui jis tapo Pauliumi, ką reiškia mažas. Absoliučiai mažas. Savo akyse, netgi aš daugiau bandžiau pažiūrėti, nes ir karaliaus Sauliaus tą istoriją, taip pat jam buvo pasakyta, kol tu buvai mažas savo akyse, tol tu ėjai, bet kada tu pasididžiavai, tu tada jau viskas, praradai tą Dievo buvimą, Dievo artumą. Ir, gal atsiverškim, mes Jokūbo, kaip Jokūbo vardas buvo pakeistas. Įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, Jokūbo išėjimo 32 bus. Jokūbo vardas buvo pakeistas, žiūrint nuo
trečias. Kada Jokūbas bėgo pas savo dėdę Labaną, jis išbėgęs pastatė aukurą. Ir nuo to momento, kol buvo pakeistas Jokūbo vardas, praėjo 20 metų. Jis, būdamas ten pas Labaną, nors ir pažindamas jau buvęs susitikęs su Dievu, bet jis gyveno tą patį gyvenimą kaip ir pas savo mamytę. Buvo toks pat melagis, ką ir reiškia Jokūbo vardas melagis. Ir tik tai, kada jau jam reikėjo sugrįžti, kada viešpats jį paragino sugrįžti, tada jis persigandė susitikimo su savo broliu. Tada jis pradėjo šauktis Dievo. Jam tada labai prisireikė Dievo. Ir kada jis miegojo, o čia paskaitysim tą istoriją, nuo 24 eilutės pasakyta. Jokūbas pasiliko vienas. Ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Matydamas, kad neįstengė jo įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunies sąnarį. Tada tas vyras tarė: paleisk mane, nes jau aušta. Jokūbas atsakė: nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaimins. Tas klausė: kuo tu vardu? Jis atsakė: Jokūbas. Tada jis tarė: tu nebebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovojai su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai. Ir nuo tos dienos jau, kada Juozapą parduoda į vergovę broliai, Jokūbo charakterį mes matom visai kitokį. Jis jau neturi jokių abejonių, kad jam jo sūnus meluoja, jis vis priima tą žinią, kad tai sudraskė žvėris ir labai jam nebekyla, kad čia gali būti apgaulė. Matom, kad jau Jokūbo charakteris nuo tos minutės pasikeitė. Bet ta prasme, mes, kol gyvenam pasaulyje, mes visi buvom. Vieni melagiais, kiti dar kažkokie manipuliatoriai ir dar, visokių buvo mūsų įvairiai, nežinau, yra pasaulyje ir žmonės vadina kitus žmonės. Ai, tu su to nesusidėk, jis tenai apgaus, pameluos, ten, kaip aferistas, ten toks, anoks ir kitoks. Ir tie vardai yra. Bet kada mes susitinkam su Dievu, ir kad, kaip čia parašyta, sako, Jokūbas ne tik, kad jisai susitiko, bet jis grūmėsi. Ir jis sakė: aš tavęs nepaleisiu, kol tu manęs nepalaimins. Ir jeigu jis to nebūtų daręs, jeigu jisai būtų tik tai grūmėsis ir nebūtų troškimo to turėjęs, kad būtent tu mane palaimin, tai jo vardas ir nebūtų buvęs pakeistas. Prantat, mes eidami toj tikėjimo kelioniai, mes prieinam tam tikrus savo gyvenimo momentus, kažko tai įsigastam ir pasitraukiam. Dedam žingsnį atgal ir vėl kažkaip tai toliau eini ir vėl prieini ir vėl kažko įsigasti. Bet, nereikia bijoti, ta prasme, nes Dieve nėra baimės. Jeigu baimė jinai kyla, tai mes turim žinoti, iš kur jie ateina. Nes kitaip nėra, nes Dieve yra laisvė, yra meilė, laisvė. Dievas tavęs niekada neprievartaus, jis tau nesakys kažkokių tai nereikalingų, neduos tau nereikalingų užduočių. Dievas, jisai ir apie Petrą, kada kalbėjo, po išdavimo kas atsitinka. Žinom visi mes tą istoriją. Ko paklausė Jėzus Petro? Kokį klausimą jam užduoja? Va, būtent. Jėzus užduoda tą klausimą, ar myli. Ir jis
kiekvienam iš mūsų tą klausimą užduoda, nes mes be to klausimo mes negalime sekti Dievu. Jeigu mes nemylim Kristaus, jeigu mes turim kažkokių tai iliuzijų, kad vat atėjau pas Dievą, mane jis palaimins ir aš gyvensiu dabar gerai, taip neblogai gyvenau, bet su Dievu tai iš vis gerai bus. Ne, tai yra iliuzija. Ir pirmiausia, atėjęs, jisai nepriekaištavo, kad kaip tu čia pasielgei, va tu žadėjai, va tu nepadarėjai ir aš tau nesakiau, kad tai bus bergaižių. Ne, jis nemoralizavo jam. Jis atėjo ir uždavė jam klausimą, ar tu myli, ar tu mane myli, ar tu iš tikrųjų mane myli. Ir tada pasakė, kada jau Petras atsako į tą klausimą, jisai duoda jam pavedimą, ką tu turi daryti toliau, kaip toliau turi eiti. Galima sakyti Luko Evangelijoje 14 skyrių. Sekant Viešpačiu toliau, Dievas mums kelia kartelę. Nebėra taip, kada tik atėjom pas Viešpatį ir buvom tie dvasiniai kūdikiai ir jis mumis rūpinosi, jis ten liuliavo, pampersus keitė, kaip daugelis mėgsta sakyti. Bet po kažkurio laiko Viešpats, kaip ir Petrui davė kažką tai padaryti, taip ir kiekvienam iš mūsų jisai duoda kažką tai padaryti. Ir nuo 25 eilutės pasakyta, kartu su juo ėjo didelės minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėm, jei kas eina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Ta prasme, mes savo kryžių bet kokiu atveju nešim. Tik kokią kryptimą eisim. Paskui ką seksim. Ir jeigu mes sekame Kristų, Kristus mums jau iškelia uždavinį, mokinystės uždavinį. Kad mes mokytumėmės iš jo, kad mes būtumėm tokie kaip jis, kad mes darytumėm darbus, sako, jūs darysite darbus netgi didesnius, negu kad aš dariau. Ir va čia taip pat yra, čia jau to pirmutinio, galbūt sakyčiau, pirmos stadijos pasišventimo klausimas. Ar aš noriu būti tik tai bažnyčios lankytojas ir girdėti pamokslus ir man to užtenka, ar aš turiu tą nuostatą iš tikrųjų patapti to Kristaus mokiniu ir mokytis iš jo paties. Klausti jo, bendrauti, turėti tą bendravimą, žinoti, kuris mane veda, ko jis nori iš manęs, ką man daryti, kaip man patarnauti, nes mes galim turėti daug gerų norų. Bet sako, gerais norais ir kelias į pragarą grįstas yra. Jeigu mūsų norą maišys mūsų nepakeitustas charakteris, mes nebūsim panašus į Kristų, netapsim jo mokiniais, tai, tai ką? Vieną dieną paskelbė Evangeliją, kitą dieną išvarytą žmogų. Tai ir tom ir pasibaigė. Aš manau, toks pasišventimo momentas, kada ateina laikas, kada iš tiesų gyvenime, sekant Kristumi, tu permastai, kiek tu jau atėjai, ko tau reikės atsisakyti. Ir dažnai, kada kalbame apie tavo atsisakymą, žmogui atrodo, kad tai kažkas tai labai baisaus, kad tai kažkas tai kažką tai iš mane atims, kažko tai dabar man trūks. Bet jeigu mes suprastume tą tokį dalyką, kad Kristus nieko iš mūsų neatims, jis gali tik tai duoti. Jis patrauks tos nereikalingus dalykus, kurie mums maišo sekti juo. Tik tai. Bet žmogus
girdi ir skaitydamas Bibliją, kada kalbama apie tos kūniškus darbus, apie kūniškumą, kad tau ten reikia kažkur kažką tai atsisakyti, to nedaryti, to nedaryti, nu tai prasideda toks mąstymas. O kaip čia dabar bus, kaip aš čia gyvensiu, man ir to negalima, man ir to negalima. Paulius sako, viskas jums galima. Viskas jums galima, tik ne viskas sugdo. Ir iš tiesų, kada keičiasi požiūris į Dievą, kada mes pažįstam Kristų, mes tiesiog nebenorim patys tų dalykų daryti. Mes visai nebenorim. O šiandieną girdėjome pamokslą ryte apie televizorių. Tai ir aš užkabinsiu tą temą. Nes Tadas pamokslavo, kad televizorių tenai, jis nesakė, tiesą sakant, kad ten negalima žiūrėti, jis tiesiog parodė tos momentus, kada kaip velnias gražiai vilioja tikinti žmogų žiūrėti televizorių. Ir vėlgi, jeigu mes paimsim tą tiesą, negalima žiūrėti televizoriaus. Vat kažkas tai, ir žmonės tada pradeda, tai čia fanatikai kažkokie, tai čia dar kažkas, va to negalima, ano negalima. Mums viskas yra galima, tik tai einant to keliu, tu pamatai, kad tavęs tas televizorius nebemaitina. Kad jis tau neduoda tų atsakymų, kurių tau reikia šiandien. Kaip tau reikia pragyventi, kaip tau reikia šeimą išmaitinti. Jis neduoda, ten vien negatyvas, ten nieko nepasakys, kad už to kažkas tai nestovėtų. Ir tu gali žiūrėti, nėra taip. Mes taip pat esam, žmogus susideda iš 3 dalių. Iš sielos, kūno ir kiekvienam, ir dvasios. Ir kiekvienam reikia peno. Ir neblogai pažiūrėti filmą. Jeigu tas filmas iš tikrųjų tau kažką duos, atsipalaiduoti, nueiti į spektaklį ar kažką, tai nėra blogi dalykai, bet kaip mes sudėliojam prioritetus, kaip mes juos paskirstom, kur mes pirmiausia padalinam tą laiką ir tiek. Ir prieja tą ribą, aiškiai, tiesiog pamatai, kad mes ten jau buvom. Ar mums verta grįžti? Mes juk žinom, kas ten yra. Kiekvienas kažką tai išgyvenom, iš praeitį skaudaus, kas palika šiai dienai žaizdas ir dar pas kai kurios yra neužgydytos tos žaizdas. Ir mes juk žinom. Ir čia tas momentas, kada mes susitinkam su pačiu savim. Aš skaitau dabar tokią knygą ir ten autorius rašo apie vieną moterį, dainininkę, kuri dainavo tokią dainą, jie buvo paleistuvėje ir dainos tekstas skamba taip, kad aš save išdalinau visiems, bet taip ir nesusitikau su savimi. Ir čia yra baisiausia. Nesusitikti su savimi yra baisiausia. Neįsigilinti į save, į savo norus, į savo troškimus. Aš nežinau, tai yra pati didžiausia tragedija šių žemė. Mes galvojam, kad pinigų stoka, kažkokios problemos. Jeigu mes įsigilinsim į save, mes žinosim, kodėl mes neturim pinigų. Mes pamatysim savo galimybės, kokie mes esam gabūs, tik tai kažko tai bijom, per kažką tai neperlipam, nepereinam. Ir va čia tie dalykai, kada mes sutinkam Kristų, jis pakeičia vardą, pakeičia iš vis apskritai, jis ne 90 ar 180 laipsnių kampų, bet jis apskritimu mus persuka visai į kitą gyvenimą. Ir mums reikia mokytis to naujo gyvenimo. Ir kadangi mes jo nemokam, būtina pažinti Kristų, sekti juo, pirmiausiai turėti tą santykį su juo. Petras, toliau Jono Evangelija, paskutinis skyrius bus 24.
pokalbio, vat, kada Jėzus paklausė, bet įdomus tas kreipinys, kada Jėzus kreipėsi į Petrą, trečią vat kartą, jis pavadina, yra pasakyta taip, Jėzus paklausė trečią kartą, Simonai, ne Petrai, bet Simonai. Nors pradžioj susitikimui jis buvo pasakęs, kad tu vadinsis Petru, bet kažkokiu momentu, kada įvyko ta išdavystė, kodėl neįvyko, jis tiesiog išsiganda. Jisai išsiganda ir kas vyksta, jis vėl tampa Simonu. Ir sako, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad trečią kartą paklausė, ar myli. Ir atsakė, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiai, kur norėjai, o pasenęs, tu ištiesi rankas ir kitas tave per juos ir ves, kur tu nenorėsi. Jis taip pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Taip pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Ir Kristus šaukė jį sekti paskui jį. Po šito pokalbio Petras vis dėlto atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris vakarienės metu buvo priglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė, viešpatie, kas tave išduos? Pamatęs į Petras tarė Jėzui, viešpatie, o kas bus šitam? Jėzus atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tam? Tu sek paskui mane. Mes neturim žiūrėti, kas bus tam ar kitam, koks jo ar kita ar trečia pašaukimas. Mes neturim nei nuvertinti save žiūrėdami į kitų pašaukimus, nei pervertinti savęs, nei pasididžiuoti. Tiesiog mums reikia sekti paskui Kristų. Ir viskas. Sekti paskui Kristų. O Kristus išlaisvins mus iš visokių to nepilnavertiškumo jausmą. Vienus iš vienų dalykų, kitus iš kitų dalykų. Mes visi esam žmonės sužeisti, kažkur kažką tai patyrė. Ir mums reikia to sveiko matymo, sveiko mąstymo. Ir Filipiečiam galime ir neversti tos vietos antram skyriui yra pasakyta, kad Kristus buvo, bendrai galim pažiūrėti, kad neapgaučiau, tiksliai pacituočiau. Sako, būkite, 5 eilutė, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus, kaip Kristus Jėzus, kuris esybė būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžę savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ta prasme, nuostata, pati nuostata, ji turi būti teisinga, pirmiausiai. Ir čia Paulius mūsų ragina, sako, būkite tokio nusistatymo. Kas reikalinga sekant to pasišventimo keliu, kas mums padeda, tai būtent ta nuostata. Ir aš norėjau paklausti, kas būtent mums trukdo einant. Ar jums niekas netrukdo, man tai kartais trukdo. Aš manau, kad trukdo mums nusivylimai visokie, nusivylimai savim, nusivylimai kitais žmonėms, į ką investuoji ir manai, kad kažkaip tai bus būtent taip ir taip nebūna ir kaip tada, kokį pasirinkimą tu tada padarysi, kada tu esi nusivylęs ir atrodo palatai, jeigu Dievas, kaip yra ir jis už mane ir kodėl būtent tie dalykai vyksta. Pagundimai stabdo bet kokie, kiekvienam savi ir įvairūs ir ką mes darom. Dažną kartą, kada paklausiu, kas stabdo, žmonės pasako nuodėmė. Nuodėmė tai jinai gimsta pagundime, jinai iš karto nebūna tai, kad tave nuodėmė. Pirma yra geismas kažko.
Ir jeigu mes tą geismą nesuvaldom, nesustabdom, tai jinai įsivysto, jinai gimsta ta nuodėmė. Yra įvairiausių tų dalykų, su kuriais mes susiduriam. Vieni, kaip su finansiniam problemom, dar su kažkom tai. Šeimyninės problemos visokias yra. Vaikai neklauso, sutuoktinis neklauso. Vinies neįkala ten, kur reikia, aš turiu moteris patikalti. Būna visokiausių tokių dalykų. Bet jeigu tu turėsi tą nusistatymą, jeigu Kristus, jis turėjo tą nusistatymą ir jis apiplėšė save. Jis patapo žmogum. Ir jeigu mes turėsim nusistatymą, bet kokiu atveju, kas beįvyktų, sekti Kristumi, tai mes jo ir seksim. Viešpats suteiks mums išminties, viešpats suteiks mums jėgų. Pirmi patarlių skyriai kalba apie išmintį ir supratimą. Pirmi skyriai, nežinau, iki 8 berods, jie kalba būtent apie išmintį ir supratimą. Ir viešpats duos mums tos išminties. Man labiausiai patinka, ko Petras išmokęs iš tos pamokos, tos išdavystės. Jis matomai labai, ten ir parašyta yra, kad jisai labai pergyveno, labai atgailavo ir verkė, ir iš savęs to pats nesitikėjo, kad tai pasielgs. Ir pirmam Petro laiške jisai sako, man ta vieta, jinai yra tokia raktinė vieta. Sekimo Kristumi vieta, kada kas padėtų mums pereiti susidoroti su tais pagundimais, su visokiom nuoskaudom, kad mums nebūtų sunku atleisti, kad mes matytumėm, kaip Kristus mato, kad mes pažintumėm. Ir čia gal nuo 2 skyrius, 1 Petro 2 skyrius, nuo 6. Todėl rašte pasakyta, štai dedu Sione kertinį akmenį, rinktinį brangų, ir kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums, kurie tikite, jis yra brangus, o nepaklusniesiams tas statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, nepaklusdami žodžio tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigaikštystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės. Matot, kaip Paulius gražiai rašo, kaip jis apibūdina, kaip Petras gražiai rašo, kaip jis apibūdina, kokie mes esam. Tas laiškas skirtas šiai dienai ir mums pamokyti. Kad iš tikrųjų mes esam ta išrinktoji kunigaikštystė, seniau ne tauta, dabar šventi žmonės, šventa tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę. Ir 11 eilutė, apie kurią kalbėjau, kad man ji tokia raktinė, sako, mylimieji, maldauju jūs, kaip svečius ir ateivius. Susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Ir jeigu mes turėsim tą nusistatymą kaip Kristaus, mes suprasim, kad šioje žemėje mes esam tik ateiviai, tik svečiai, ir tikrai čia užsibūsim labai neilgą laikotarpį, tai aš manau, mums tikrai padės susilaikyti nuo tų geidulių. Nuo kažkokių tai nereikalingų dalykų, nes tada tu turėsi, tu aiškiai suprasi, kas tu esi. Ir aš jums parodysiu vietą, kaip apie Joną Krikštytoją. Jis žinojo, kas jis yra. Jo atėjo ir paklausė, sako, kas tu esi?
Sako, aš dykumoje šaukiančio balsas. Esu tam ir tam skirtas, aš esu atėjęs paruošti kelio. Jonas, tarp kitko, verčiasi Dievo gailestingumas. Ir jeigu skaitytum ne Jonas, o skaitytum Dievo gailestingumas, sako aš, tai Dievo gailestingumas, va galim pažiūrėti. Jono. Pirmas skyrius nuo 23 eilutės. Jis tarė, aš dykumoje šaukiančiojo balsas, ištiesinkite viešpačiui kelią, kaip yra pasakęs pranašas Izaijas. Tai jeigu skaityti, kad Dievo gailestingumas vietoj aš, tai būtų Dievo gailestingumas, dykumoje šaukiančio balsas, ištiesinti kelią gelbėtojui, ta prasme. Pats Dievas, Jono kaip asmens kaip ir nebelieka. Jis, atėjęs tik tai atlikti tam tikrą uždavinį. Viską pradėjo Dievas, viską jis ir atbaigė. Tik tai, ar mes norim pasijungti tame darbe, ar mes dalyvausime tame pašaukime, ar mes iš tiesų įvykdysim tam, kam Dievas yra mus pašaukęs. Dažną kartą žmonės sako, aš nežinau, kam aš esu pašauktas. Tu esi pašauktas, kad tu darytum tai, ką Dievas tau sako. Paprasčiausiai sek paskui mane. Sek paskui mane. Ir jei tu seksi nuoširdžiai paskui Viešpatį, tu matysi žmonių poreikius. Tu matysi, kur tu gali prisidėti, kur tu gali patarnauti. Ir to pakanka. To pakanka žmonėm papasakoti apie Kristų, laimėti sielas Kristui. Tai yra didelis uždavinys. Ir kai žmonės sako, aš nežinau savo pašaukimą. Skelbk Evangeliją, visas pašaukimas. Kuo daugiau mes sielą laimėsim Kristui, jeigu kažkas nebūtų paskelbęs mum Evangelijos, argi mes čia šiandieną būtume? Nebūtume. Bet kažkas tai paskelbė mum, kažkas pasakė, kažkas tai sekė Kristų, kažkas tai priėmė tą žodį ir tas žodis tapo to žmogus gyvenime kūnu. Ir jis tai darė, paprasčiausiai sekė Kristų, be įtampos, be kažkokių dalykų. Tai va, kažkaip galvojau namie, kad jei pasakyčiau po pamokslo, kad žmonės, kurie nori pašvęsti savo gyvenimus, iš tikrųjų padarytą žingsnį pasišvęsti šią dieną Dievui iš tiesų sąmoningai. Kada mes įtikim, dažniausiai tas įtikėjimas vyksta, jis nelabai sąmoningai. Mes nelabai suprantam, kas čia vyksta, kur čia mes pakliuvom, ar čia sekta, ar čia nesekta, ar čia taip geri žmonės. Paskui kažkaip tai pradeda Viešpats gryninti tos mūsų jausmus, tos rodyti, mokinti. Bet pasišventimo momentas, jisai jau yra sąmoningas. Jisai jau yra sąmoningas, kada tu pasakai, kad Dieve, aš nebeisiu į kompromisą su jokia nuodėme ir aš seksiu tavim, aš darysiu tai, kad tu man liepi. Ir aš mąsčiau ir galvojau, būtų nesąžininga kviesti, pasimelsti, nes aš matau tą Dievo braižą, kad Dievas kalbėjosi su kiekvienu asmeniškai. Jis kiekvieno asmeniškai vardą pakeitė pats. Jis Abraomo pakeitė vienas ant vieno. Jis pasakė Sarajai, kad tu nebesivadinsi Saraja, būsi Sara. Taip pat jis pasakė Jokūbui, Petrui ir tokių kaip Petras šiandien išties yra daug, kur mes dažnas iš mūsų yra, gal ne visada, bet būna gyvenimo tie momentai, kada mes iš tikrųjų patampam tom nendrėm, kada iš tiesų esam blaškomi tų vėjų ir kada iki tos olos būti tą olą reikia tik tai Dievo, kad jis sustiprintų, kad jis sutvirtintų, bet tas stebuklingas žodis, kurį pasakė Petras, taip aš tave myliu ir tu Dieve
tu žinai, tu viską žinai. Ir tu viską gali padaryti, ta prasme. Ir paskui Petras, iš tiesų, jis sekė Dievu ir suprato, kad jis yra tik ateivis, kad jis yra tik ateivis šioje žemėje ir kad neverta daugiau Kristaus išduoti. Nes mes tikrai visai neilgai. Tai va, noriu padrasinti jūs, sekti Kristumi, eiti tą kelionę, kokia jį bebūtų sunkia ir lengva. Ji bus visokia, nebus, kad jinai bus lengva, bus viskas kaip yra ta rožėmis klotas, sako. Geriau būtų, kad žiedlapiais būtų klotas, bet vis dėlto yra rožėmis klotas tas kelias. Jo, būtent. Tai va, ir visko bus, bet ta prasme, kad ta viltis, jinai neapvilia. Dievo pasakytas žodis, sako, niekada negrįš tuščias. Ir jeigu jis pasakė, tai jis ir įvykdys. Amen.